Einam, sakau, matytas vietos truputį, nagi mes čia jau ėjom. Jeigu aš jau pavargau, tai kaip tu pavargai? Bandom įlysti į natų. Labas rytas, spėkit, kur mes esam. Visai neseniai matėt, kad buvom Sidi ir sakėm, kad mums Alanija nelabai, tai šiandien mes esam Alanijai. Turim tokį vaizdelį per savo langą, balkoną, neužsakinėjom Sidių, bet visgi gavome. O kelionė labiausiai įtakojo į, sakykime, juokingą kainą, kurią gali pabandyti atspėti, kiek mes sumokėjom už šią kelionę. Bus 4 naktis. Turėjo būti 5 dienas, bet gavosi 4 dėl šiokių tokių trikdžių, kuriuos papasakosim vėliau šiek tiek. Mūsų skrydis buvo naktinis, tai dar nieko nematėm, tai kas, koks mūsų viešbutis ir tai kambarį. Todėl dabar keliausim kartu ir pažiūrėsim, koks tas pirmas vaizdas. Ne? Kažkas be nuotaikos? Eina, mama. Nu, pirmi įspūdžiai apie maistą visai neblogi. Jis pakankamai jo daug. Labai daug pasirinkimų, tai tikrai vėliau praeisim, pasivaikščiosim, vis tiek bus greičiausiai viešbučio turas, tai ten daugiau pamatysit. O kol kas yra ir blynų, ir bulvių fri, ir kiaušinių, karštų omletų, visko. Karšti sumuštiniai pusryčiams. Blynai, fri kiaušiniai, keptos salotos, bulvės, bandelės, kiaušinio asortimentas, turi salotytės, vaisių, žovių, kavos, arbatos, sultis, vanduo. Išėjo pusę 9, ne pusę 10 turbūt. Ir labai gera išėjus Turkijai, tokia anksti rytą jausti tokį gaivų orą, nes kai buvom paskutinį kartą, tai išeini jau nėra ko kvėpuoti. 20 laipsnių šiuo metu. Šils turbūt iki 25 kokių. Pats tas. Ir mes čia esam beveik lapkričio mėnesį, spalio, nebežinau kelintą. Nesimato viešbučio, Prestige Hotel vadinasi viešbutis. Randasi šiek tiek Alanijos pašoniai. Nu, mes ir prieš tai žiūrėjom, bet tas viešbučio patarnautojas parodė, kad čionais yra taksai, ten toliau yra autobusai. Ir mes to autobusu galim iki Alanijos nuvažiuoti. Ai va, čia matos mūsų mini čiuožyklą. Fragmentus iš viešbučio pamatysite kitose video po truputį. Ir turėsim dar vieną bendrą video. Tai apie viešbutį, tai kas norėsi čia pakeliauti, galite pasižiūrėti. O ten tiesiai panašu, kad mūsų stotelė, į kurią turėtų žiūrėti pirmas autobusas. Ai, dar kodėl mes vieną dieną praradom. Jau sakėm, kad praradom, bet sakėm, vėliau papasakosim. Tai šiuo metu yra spalio pabaiga ir jau kelintą, gal 3 kartą per savaitę vis atšaukė Lietuvos oro uosto skrydžius. Vilniaus oro uosto ir Kauno oro uosto jau buvo atšaukę, tai tiesiog patekom į tą naktinį skrydį, kuris buvo pilnai atidėtas ir realiai po 13 valandų tik tai išskridom. Aš 2 kartus susirašiau važiuoti ir tada Šarūnas, kur tu rašėsi vėl, ačiū, pavėlino skrydį, bet 3 buvo lemtingas. Jo, bent jau vienas dalykas geras, kad mes tiesiog atsikėlėm, pasižiūrėjom, kad atšaukta ir toliau miegojom. Labai gerai, kad gyvenam iš tikrųjų netoli oro uosto, tai nes jeigu iš kokio Kauno ar šiaip iš kito miesto važiuosi, tai ten žmonės po 17 valandų oro uoste praleido. Jo, laukia, gavom talonus po 15 eurų žmogui, kurias turėjom išleisti. Nu ir va, bet naktis nebuvo sunki. Tai šiek tiek matot mūsų viešbučiai, jis kaip ir yra 5 žvaigždučių, bet tikrai tiek nevertas, bet šiaip palyginus kokiuose esame buvę, tai mums labai tinka, patinka. Tai spėkit, kiek mes už jį sumokėjom, nes pagal mus tai gavosi, tikrai, už 3 asmenys pigiai. O čia mūsų autobusas pirmas. Važiuojam iki Alanijos centro.
išleido autobusas kažkur čia. Mums visai neblogai. Šalia daug menų gražių. Taip, mūsų pirmas tikslas, nu gal ne pirmas, bet vienas iš dienos tikslų – užsikelti cable car, vadinam. Bandėm vieną kartą, bet nesigavo, nes kažkas ten buvo sulūžę. Buvo uždaryta, man atrodo, ar remontavo. Tikėjomės suspėti jau čia prieš kokius 3 metus, kai buvo. Ir nepavyko, todėl sakom, davai pabandysim dar užsikelt. Daug katiniukų gyventojų. Beje, šiandien dar viešasis kitaip važiuoja negu įprastai. Turėjo važiuoti palei pakrantę, bet jis važiavo tais pagrindiniais keliais dėl triatlono vykstančių. Bet mums čia labai neprailgina. Pėsčiomis einam, sakau, matytos vietos truputį. Ogi mes čia jau ėjom. Ir geriam vaisių kokteilį, nuo kurio vėliau apsivėmiau. Nori pakartot kokteilį? Ne. Matosi vienas iš šiandienos mūsų tikslų. Veikia šį kartą. Prieš 3 metus, kai buvom, tai čia tie cable carai tiesiog kabėjo ir nejudėjo. Tai turėtų būti žmogui 10 eurų maždaug, užsieniečiui. Vietiniam gal 2 ar 3 kartus pigiau. Kyla mūsų cable carai. Dar aplink pasivaikščiosim, bet bandysime užsikelti. Tai čia 10 eurų turėtų būti pirmyn atgal. Bet mes planuojam kilti tik tai viršų, o po to leistis per kitą pusę šiek tiek. Žiūrėsim, kaip šitie mūsų planai pasidėlios. Keliasi taip maždaug nuo 5 iki 10 minučių. Iš viso 14 kabinų yra ir kas 20 sekundžių kyla čia, kaip rašot. Ten labai juda. Na, aišku, gal priklauso nuo sezono. Dabar jau kai sezonas į pabaigą, tai galbūt rečiau jie ten šiek tiek keliasi. Šalia teleferiko dar toks parkelis visai jaukus su jogos darytojom ar darytojais. Sportuoja iš pat ryto, kad visus all inclusivus išsportuoti. Greta, ar nenori prisijungti? Norėčiau. Jeigu tu mane išleidi, tai aš... Pirmin. Už parkelio slepiasi Kleopatros paplūdimys. Čia pasak legendos, Kleopatros meilužis padovanojo jai Alanijos miestą bei apylinkės, privežė iš Egipto greičiausiai ten smėlio, kad būtų gražus, nes mes kai buvom prie viešbučio, ten buvo akmenukai. Vėliau gal pafilmuosim čia, tai visai jau į smėliuką panašu. Gražus paplūdimys. Tai vas Kleopatra čia dažnai lankydavosi, maudydavosi. Gal rasit jos kokių papuošalų. Ir ten kažkur turėtų būti uola, į kurią galima nueiti pasižvalgyti, susimokėjus. Pabandysim paieškoti. Teleferikas, cable carai kyla. Na, čia kairioji pusė gaunasi Alanijos centrą, žiūrinti žemėlapį. Vakarinė pusė. Po pasivaikščiojimo po kalną ir pilį. Ir bandysim leistis į kitą pusę. Turėtų būti daug gražių vaizdų ir įdomių objektų. Gražus augalai parke. Bandom iki to urvo ar olos, kaip ten vadinasi, nueiti. Gal čia, gal ne čia. Pagal žemėlapį ten atrodo paprasta, o realiai ne taip. Galimai čia. Keif.
Jaučiu, kad nueisiu patikrinti. Merginas reikia palikti vėl čionais, nes ten per prastą paviršių su vežimu, kuris ir taip jau nebe idealiai važiuoja, nepravažiuosim. Pabūsit čia? Pafotinkit gražių vaizdų. Paieškokit Kleopatros. Čia prabangioji Kleopatros pusė tik būtis. Kur mediniai stogeliai, tai jau žinokit, reiks mokėti. Visur čia reiks mokėti, jau čia ir ten reiks mokėti. Nu, nebent čia kažkam viešbučiai priklauso. Gerai, bandau aš eiti kitą urvą, kol čia visą šitą minę neužėjo. Galbūt kažką pafilmuosiu, tenais apie 3 eurus kino turėtų. 2-3 eurų. Bilietai. Galima kažkokį kombo pirkti su raudonu bokštu. Turbūt normalus. Tai čia 4 su centais, čia 3. Giris jau čia. Nu vat, kažkokie tokie vaizdeliai. Jo, čia su vežimu tai jau neišeitų. Kaina gavosi 150 lyrų, 3 eurai. Ir čia žmonės važiuoja gydytis į šitą vietą. Dažnai netgi maždaug 15 000 metų senumo urvas. Oloje net 95 procentai drėgmės ir pastovi 22 laipsnių temperatūra. Tai maždaug 10-12 kartų CO2 didesnis negu įprastas. Labai tinkamas klimatas astmininkams. Čia netgi yra gydomieji seansai, kur susimokyti tiesiog kažkokią sumą ir gali kiekvieną dieną pigiau nei turistai vaikščiot, gydytis, sėdėt, kvėpuot. Kelias dienas iš eilės. Kol kas žmonių, kol dar turistų tame neatėjo nedaug, tai visai gerai. Čia sunku įlyst. Čia jau praktiškai atsigulęs landžiai. Nelabai ten yra jau toliau kur eiti. Toks tas urvelis. Tai va, tą urvą atrado visai netikėtai 48 metais, 1908 metais, kai statė Alanijos uostą. Tiesiog vykdė kalno sprogdinimus kažkokius ir atrado tą urvą. Na ir nuo tada išturistinį. Visą šitą urvo grožį sudaro tūkstančiai stalaktitų ir stalagmitų, sukuriančių tą įspūdingą atmosferą. Toks tas urvelis. Turbūt grįžtam į lauką. Jau darosi šlapia. Karšta šiluma. Vis priartėjom prie to funikulieriaus, bet kažkaip čia įdomu aplankyti ir daugiau kažką. Čia po apylinkės mažokai mes vaikščiam. Sokak. Čia kaip ir kažkoks toks įdomesnis kvartaliukas. Ką tie namukai reiškia įdomu. Šitą eilinę gatvę, bet kažkaip labai net su ženklu. Kiek? 5 eurai. Aperolis 5 eurai jau Greta pamatė. Praėjom visą gatvę, nieko įspūdingo nepamatėm. Nieko, tik meilės gatvė. Ja, pasirodo, čia reiškia meilės gatvė. Tai jautiesi labiau mylinti dabar ir mylima. Aš taip pat. Kadangi perėm šitą gatvę. Einu dar nedidelį ratuką padarysim čia.
per kitas gatveles, kur dar nevaikščiojom ir turbūt po truputį judėsim. Manau, va, vieną gatvę nuo tokio tipo padarė ten kažkuo išskirtinį ir va taip ir pritraukė turistus. Ir mus pritraukė, kas čia. Taip, O čia tiesiog kavinių toks skveras. kavinių gatvelė ir viešbučiai. Maskatuoja savo plaukus prie Merlin grožio salonų. Eisim per. Klientų nėra šiuo metu. Rytais plaukų nieks nesikerpa. Bet tokia tvarkinga atrodo. Grožio salonas. Kaip ir. Ką dar pastebėjom, tai autobusai lyginant su Sydė tvarkingiau žemė važiuoja ir su numeriais, ir stotelės yra. ir stotelės yra, ir lyg ir net aišku, gal kur nuvežt galėtų, pagal Google Maps'as galima pasižiūrėti maršrutus, o Sydė tai padrikai belenkai. Tai matyt, Alanija labiau išsivyščius. Jo, mes anąkart labai išgyrėm Sydį ir biškiai pastumėm ant Alanijos, o dabar Alaniją išgirsim. Bet pastumsim ant Čia Sydės. mūsų toks planas yra. Na ir čia šalia to teleferiko dar yra visai gražių parkų. Mes einam dar Kleopatros statulą pamatyti norim labai. Kažkuriam iš šitų parkelių yra. Vakar pasiėmėm naktį tą vežimą. Ratai absoliučiai nesivaldo. Ir visas vežimas buvo šlapęs. Nežinau, kaip tam jie skraidino. Drėgmė kažkokiai. Jau žiūrėjom, kokias kainas Turkijoje nusipirkti vežimą. Jau galvom, čia iš ryto reiks važiuoti, nes neįmanoma buvo pastumti. O kainos kaip Lietuvoje, nieko nepigiau. Nu gal žiūrim kur. Bet turguje greičiausiai nerasim. Va štai toji Kleopatra stovi, užvaldžiusi Alaniją. Čia ar sudužęs stiklas, ar meninė instaliacija. Įdomu. Pilna veiksmo, čia palei pakrantę tikrai pridaryta pramogų ir vaikams, ir suaugusiems. Gali ne tik tai degintis ir maudytis, bet va ir papramogauti, pasportuoti, pažaisti. Ir dar čia šitą paplūdimį patikrinam. Kaip jis pasikeitęs mano prisiminimais prieš 3 metų, tai čia buvo žymiai mažiau visko, veiklos mažiau buvo. Jau buvo pradėta čia viskas daryti, bet ne iki tiek. O ir sporto salė didžiausia lauke. Vyrų kampelis, moterų kampelis. O čia Alučio kampelis. Gražu, gražu. Bandom dabar keltis iš viršaus pažiūrėti šitą visą grožį. Įėjimas. Jau tikrai pataikėm į Alanijos teleferiką. Žmonių daugėja, rašo, kad reiktų ryte čia lankytis geriausia tada, nes mažiau žmonių. Tikriausiai dabar jau tas rytas ne visai rytas. Patikrinam kainas, nes kol kas visas kainos yra pakilusios nuo mano informacijos. Nu, vaikui nemokama, bent jau tai gerai. Šiaip tai 10 eurų žmogui. Pirmin ir atgal, bent tik pirmin nėra tokie bilietai. Nu, iš ryto jau žmonių prisirinko. Bet kadangi jie labai dažnai keičiasi, va, vienas po kitą eina, tai galbūt neužtruksim. Nukylam. Čia kompaktiškiau, žmonės užsėdi.
Greitai užkilom, sakyčiau, 5 minučių gal net ir nesigavo. Rašė, kad kažkaip ilgiau. O čia dabar truputį greitai bus laikiniai iššūkiai, bet aš padėsiu. Nu, kol skrydom, kaip sakant, tai nesitikėjom, kad čia dar reikės ir lipti. Žiūrint iš apačios, tai ten atrodo labai greitai kyla, bet kai esi viduje, tai viskas taip iš lėto, ramiai. Tai jeigu ir su vaikais nėra ko bijot. Bijot nėra ko, bet dabar reikia daug laiptų lipti. Jo. Mes praeitą kartą, kai važiavom su taksi, taip mus privežė ten praktiškai į pat viršų. O čia dar yra kelio. Beje, matėm, kad ir autobusiukas veža. Nesidomėjom, nes aną kartą, aišku, būtume su autobusiuku turbūt važiavę. Bet su taksu gal kokį 10 eurų mokėjom net. O dabar pastebėjom, kad veža iki tos pilies ir autobusas. Na, va čia jau tokie ir yra ir nuotraukams spotai. Gražu, tik mane erzina, kad tos tvoros yra, tai sugadina. Jeigu aš jau pavargau, tai kaip tu pavargai? Bet toks vaizdas. Lipam dar aukštyn. Vaizdai puikus, bet kodėl jūs nesakėt, kad čia tiek tų laiptų? Aš galvoju, čia priveš prie puikaus tako, asfaltuota. Reikės tiesiog važiuoti, mėgautis. O čia lipi. Gerai, kad dabar jau bent jau žemyn lipam. Iš kitos pusės. O taip va. Sportuok. Geri pratimai, sakė dėdės, kurie šalia. Nu va, ir priėjom turistinėlį. Galima nusipirkti pakabukų, atsigavinti granatų sulčių. Gal tą darysim? Suvenyrų. Bet po 1 eurą, tai kainos normalis. Pakeliu link pilies mečetį. Negi mes neužeisim į mečetę. Žinoma, kad užeisim. Šitoje kelionėje dar viena kita mečetė yra suplanuota, tai teks užeit. Eikite pavėsi, pailsėkit. Bet aną kartą čia neėjom. Mes kiturėjom. Aną kartą dėl to mes čia taip pasiklydom, nes mus taksis atvežė praktiškai iki pat pilies ir mums čia nebuvo jokių iššūkių bevaikštant. O dabar šiek tiek jau su vežimu sudėtingiau ir be to praeitą kartą be vežimo buvo. Nedidelė mečetė. Viršui moteris meldžiasi, apačioje vyrai. Taip jau čia pas jas yra. Knygelės kaip visur. Nedidelė tokia. Visur takelių pridaryta. Čia be vežimo galima būtų paeksplorinti daugiau. Palandžioti visais tais takeliukais, pasigražėti vaizdais. Nuo tų vaizdų turėtų tikrai dar būti neatrastų visokių vietelių. Palipus kažkur truputį.
turėtų būti povandeninė cisterna. Siaurokas praėjimas. Bandom įlysti vieną akim. Va, vidury kalno. Ne tokia kaip Stambulė, paprastesnė, bet vis tiek cisterna. O, išėjimas per kitą galą. Puikiai apgalvoti. Vestuvinė fotosesija. Nu, daug čia objektų. Negalvojau, kad čia tiek daug visko yra. Tai mes pasirodo prieš 2 metus nemažai praleidom. Bet kaip keista, tai tuokėsi nesu balta suknelė, tarkiai. Čia gal šiaip kažkokios fotosesijos, nebūtinai vestuvės. Gal vestuvės. Praė. Gerai, prašlos grindis čia mums. Nu, nemažai čia mes praėjom, dabar jeigu jau toliau tai iki pilies reikėtų, bet kadangi mes pilį jau lankėm, tai sakom, šį kartą praleidžiam. O mums nieko ten vau labai nebuvo, tai... Nu, gražus vaizdai aplinkui, bet mes dar pamatysim tų vaizdų ir leidžiantis neblogų, tai labai daug čia ir neprarandam. Būtumėm nebuvę, tai taip, dar reikėtų apsilankyti. Tai jūs apsilankykit, kas dar nebuvot. Ten porą eurų, man atrodo, kainuoja žmogui. Kažkas tokio, jeigu nepabrango. O dabar leidžiamės, bet leidžiamės ne į teleferiko pusę, o į kitą rytinę Alanijos pusę. Ten į tą pagrindinę promenadą su laivais ir kitais grožiais. Pasižiūrėsim kokį nors šopingų. Šiek tiek pasivaikščiosim. Ledų būtinai suvalgysim. Nes prieš, kiek čia, prieš 3 metus buvo ledai po eurą. Ja, viena vieta. Ir labai skanus. Nu, grindinys ne pats geriausias vežimui. O kvapas, tai žinokit, pelėsinio sūriaus. Jo, kažkoks keistas kvapas. Nelabai skanus man. Man tai visai patinka. Patiko. Nu, jau pirmieji gražus vaizdeliai atsiveria. Besileidžiant. Dar pilių liekanas kažkokių visokių. Ar mečečių čia. Čia gal mečetė su kupalu. O ten jau Alanijos žymioji pakrantė. Grožis įgret. Nu, čia jau neblogai, neblogai. Bet šitą vaizdą mes jau esame lygtai matę, jeigu aš neklystu. Taksas būtent čia vežė. Jachtukės. Didesnės jachtukės. Laivai. Matėm, kaip vienas plaukė, gal pavyko įrašyti, tai visų garsų rusiška muzika ir visi šoka, dainuoja linksmi. Leidžiamės. Čia toks kažkino tiesiog pasisidėjimo galimai kampelis. Sudant tokios safkutės arbatėlę geri. Grožiesi vaizdais. Gal ir nieko. Ten tai kavinė tikriausiai.
Čia turbūt savininko. Nu va, tokie vaizdai. Pasiekam praktiškai apačią. Visas gatvės užtvertas, automobiliai nevažiuoja. Maldos. Tikroji Alanija čia. Laivai, promenada graži. Promenada iš tikrųjų graži, jinai tęsiasi labai ilgai. Įvairių pramogų pridaryta. Žodžiu, pasivaikščiot, pabėgiot, puikiai vieta. Bet mes šiandien jos nelankysim, galbūt kitą dieną. Einam jau iki autobusų ir važiuosim link viešbučio. Reikia ant pietų suspėti ir po to galbūt vakarą aplankyti mūsų apylinkės, mūsų miestelį, nes mes ne visai Alanijoje gyvenam. Tai va, ir dar aišku pasideginti. Reikia atsimti žodžius, kad Alanijai mažai nebrandinių, ne kopijų parduotuvių. Pilna, va, po 4 aukštus skirtingos parduotuvės. Tik tai mes čia tiesiog nebuvom praėję. Todėl toks įspūdis gal susidarė. Tada čia mes pasiek planuojam grįžti kitą dieną, šitą maždaug kvartalą lankyti. Tai tada gal daugiau pravysim, dabar mes tiesiog tiesiu taikym iki autobusą. Tikėkimės, kad jis nuvažiuos. Vaikiukas miega. Nelaiku visai. Nes neleis degintis, bet gal kažkaip. Persikeliam prie baseino po pietų. Ar skanu tau? Pabaigiak. Pasakyk ačiū, kad žiūrit, sakyk ačiū. Parodė, kaip moki valgyti ledus. Oi. Beveik visai neišsimazuoju. Tai va, turim tokį basiniuką. Nėra pats didžiausias, bet viskas gerai. Ryte, kai jam tai gultų pilna buvo laisvų. Dabar kažką irgi suradom, bariukas, kuris mums pilsto gėrimus. Už gatvės į šitas... Ja, čia yra gatvė, už gatvės jūra. O čia perėję prie jūros. Pačilinsim ir gal reikės išleisti į apylinkės, pasidaryti. Šiaip kol kas, kaip pirma diena, tai vertinam tikrai gerai, nes ir, pavyzdžiui, barmenai tokie malonus, bet tas ledus dalino toks nepagaivintis. Ten ledus dalino. Eilė stovi. Yra laikas, kada visai nieko, su maistu čia nieko blogo tikrai negalim pasakyti. Yra pasirinkimo, kam ko reikia. Kas kerta ledus, kas eina išbandyti baseiną. Šaltas? Nu, nėra labai šaltas, bet vėsokas. Nu, Šarūnas pasiryžo įlysti. Aš sakau, na, aišku, gal gerai prisideginus, tai gal visai ir normaliai tada. Sabeliukai, nu kur tu lipigi, sakėm, truputį palauk. Aišku, gultai tai nors ir nėra ten pilnai žmonių, bet jie visi užimti, bet atsistumėm, radom dar vietos. Ten tik pavėsi yra laisviau. Aš dar kažkaip, kai domėjausi, lyg tai sakė, kad čia šildomas baseinas. Tai čia kaip didelis pliusas, bet čia nešildomas. Ne, tikrai nešildomas. Bet tavo šortai tai geri. Ką, mes persikliam į Mahmudlar miestelį, kuris yra prie mūsų. Įdegėm? Ne. Gal kiek ir įdegėm, minimaliai, gal ne. Žodžiu, einam šiek tiek pasivaikščiam vakarinį tokį ratukėlį. 20 laipsnius turim. Taip šiek tiek jau atvėsi, aš po to įsivaizduoju. Laipsnį atvės. Kažką uždėtam kažko. 16:30 dabar šiuo metu, 4:30. Gražus vakaras, toks tas miestelis. Pilna visokių tokių apartamentų ar viešbučių, čia neaišku. Gal žmonės čia nuomojasi, perkasi. Mūsų tikslas šiandien
nueiti iki prekybos centro. Šitą miestelį pasiliekam paskutiniai dienai labiau aplankyti. Kažkokių įdomesnių objektėlių vieną kitą suradom. O pagal planą tai jis turėjo būti pirmą dieną su šeštadienio turgum visai neblogu, nemažu pagal nuotraukas, kuri dirba tik šeštadieniais, bet dėja mūsų skrydis tą dieną neįvyko, perkelė į kitą dieną, vėl dieną praradom. Ja, bet kadangi Turkijoje turgų lankė kiekvieną kampą, tai, nu, ką padarysiu. Svarbu čia, esam iš viso. Svarbu atvykti. Už tokią kainą, kurią jūs dar galite paspėlioti komentaras. Taip, įdomu. Nu, bet ką jūs galvojat? O šiaip mes čia 4 naktis, bet gaunasi dienom tai 5 dienos. Taip, gal daugiau faktų, kad būtų šiek tiek aiškumo. Viskas įskaičiuota, 4 naktis. 2 žmonės plus vaikas 1 metų, tai vaikų kaip ir nemokamai, bet vis tiek ten skaičiuoja apie 5 eurų kažkur. Ir gaunasi čia, kaip ir vienoje vietoje rašo 5 žvaigždės, kitoje vietoje 4, mes sakom, čia tikrai nebus 5. Gal tokias 3,5, sakykime, žvaigždės galėtų būti, kaip pagal lygį. Bet šiaip viešbutis visai gerai. Pabėgti nuo cepelininio dangaus. Taip. Labai gerai. Šitą miestelį labai daug mandarinų čia turbūt arba apelsinų. Šiaip tai garsėja mandarinais baisiai. Bet tokių apelsinų čia eini ir eini. Jau turbūt nebe sezonas, bet vis tiek dar medžiai kažkiek tai turi tų vaisių. Ir kaip tik viešbutį prie deserto vien tik tai šitie mandarinai ir netgi, kaip sakyčiau, laimo skonio turintis kažkokie vaisiai buvo padėti, tai visai skaniai susivalgė, sakyčiau. Toks gražus vaisius, kad net kamera jį saugo. Nu, tą miestelį labai daug prekybos centrų, parduotuvių, tai tikrai neprapulsit netgi neturėdami all-inclusive. Galima laisvai išgyventi. Čia mes taip greit prabėgam, nes paskutinę dieną čia daugiausia praleisim laiką. Tikėkimės, jeigu nelis, nes vieną dieną prognozės tą rodė. Žiūrėk, žmonės ten kiekvieną prisipirka iš prekybcentrą. O tai kas mūsų laukia? Va, kas mūsų laukia. Kaip tik mes einam į kitą prekybcentrą. Dar mums reikia nepavėluoti į mini diską. Taip. Po 8:30. Nes Izabelė nori parodyti savo pasirodymą, namas ir repetavus ilgai. 1,5 metų repetavo savo šokį. Nu. Pasiekėm savo prekybos centriuką. Greta sako, ne vienas pažįstamas parduotuvės, tai domina iškart. Taip, čia jau geras ženklas, kad galima rasti kažką naujo, nematyto. Tai va, to šitoje aikštelėje šeštadieniais vyksta didžiulis turgus. Vietoj šito mašinų būna daug palapinių. Tai kas būsit šeštadienį, eikit pasivaikščiot, pasižiūrėt. Į mečetę maldai užeikit. O mes einam truputį pasižiūrėsim. Taip mes Repetuojasi prie mini diskų. turi visus perrėkti. O jei, kaip garsiai. Gerai, lendam į prekybcentrį. Kadrų parodysim, ko ten galima tikėtis. O mes pasivaikščiosim ir pasižiūrėsim savo naudingų prekių. Tik vienas nelabai geras dalykas, kad kaip Turkijai ir kitose arabų šalyse kažkaip mėgsta praėjimas pro metalų detektorius, greičiausiai turėtų būti. Ir visą režimą. Nu, kol kas prekių čia nėra, tai greitai iškrausim, bet nelabai patinka. Sakam, Gal nereikia štautinių? gal nereikia. Praėjom, vežimą nereikėjo lankstyti, bet reikėjo visas tašes tiesiog sudėti. Tai nieko tragiško, nu ką mes čia turim. Yra ir žinomų brandų, vienas kitas. 4 aukštai. Apačioje kaip visada
dažniausiai bent jau būna maisto prekė, bet čia kažkaip nesimato. Tokios parduotuvėlės. Vatsonas, kaip pas mus. Drogis. Einam šopintis. Toks tas prekybos centras, nieko stebuklingo. Bet Nieko stebuklingo, bet ir nieko blogo. visai nieko. Nes vien nežinomas parduotuvės, tai toks įdomu. O kas čia? Ir visai. Yra ir žinoma. Kažkokią lauktuvę pasiėmėm, savo nieko, bet ne veltui atėjo. Sakėm, jeigu jau nieko neberasim, tai grįšim čia nais ir surasim. Yra Jeigu aš perkamų sapnuosiu prekių. vieną švarkelį, tai aš grįšiu. Kainas gal pigesnis negu lietuviškas. Biškai, ne? Truputį. Tai va, tai mes ką einam vakarieniaut ir į mini disko, tai dar kažką galbūt jums parodysim. Koncertą. Koncertą tai būtinai. Štai tokia mūsų vakarienė. Gal dar kažką pasipildysim. Sėdėm tam pačiam restorane. Patį meniu pamatysit viešbučio turė. Čia mes taip prabėgom tik tai vakarienę. Skanaus. Kažkur 3/4 mini disko buvo sustingusi, o į galą užjudėjo. Taip, toks mūsų vakaras. Sakom, kad reikia užbaigti šį video. Nes jau biškį ir pavargom ir eisim pailsėti. Jo, yra jau toks nuovargis, vis tiek nuo pačio ryto. Ja, rytoj tęsime kelionę po Alaniją. Vėl važiuosim į pačią Alaniją, bet šiek tiek kitą jos dalį. Ten dar nebuvom, bus turgų, bus kažkokių parduotuvių, bus gal pakrantės, matysim. Gražių vaizdų, žodžiu, kažką tai surasim. O jūs būtinai paspauskit like, subscribe ir parašykit kokį komentarą. Iki. Ate. Bye. Pirmą bandom tą turgų, nes kadangi rytas, turgai geriausiai lankosi iš ryto. Išsirinkom papają minkštas. Kažkokie laukimiai čia mes einam.